Sveiki visi! Taigi šiandien aš grįžtu su nauju video, kuris šį kartą yra skirtas artėjančiam Halloweenui. Šis grimas puikiai tiks toms, kurios nenori šiemet atrodyti pabaisuokliškai, o tiesiog nori kažko paprasto, stilingo ir gražiai atrodančio. Taip pat tai greitai atliekamas makiažas, reikalauja visiškai nedaug priemonių ir manau kiekviena jas turite savo makiažo krepšelyje. Taigi, pradėkime! Pirmiausia, pradėsime nuo veido. Šį kartą naudoju Max Factor Lasting Finish makiažo pagrindą ir Elfo Powder Brush. Pudra padengiu veidą, nepamirštu ausų ir žinoma kaklą. Išviesinti naudoju H&M maskuoklį, kurį tepu po akimis. Virš lūpos, ant smakro, nosies. Ir kaktos. Tuo pačiu elfo šepeteliu išskaidau ir maskuoklį. Viską stengiamės išsklaidyti labai kruopščiai, kad nebūtų kaukės efekto. Toliau naudoju sausą pudrą tam, kad užfiksuočiau visą kreminį pagrindą. Taip pat nepamirštame ausų ir kaklo. Skruostams paryškinti naudoju Art Deco bronzantą ir Zoevo 105 šepetėlį. Bronzantą tepu po skruostikauliais. Prie smilkinių. Taip pat prie plaukų augimo linijos. Ir būtinai nepamirštam žandikaulio, kaklo bei papurklių. Taip pat veidui paryškinti naudoju The Balm highlighterį, kurį tepu ant nosies galiuko, virš lūpos, šiek tiek ant smakro, taip pat virš antakio ir žinoma nepamirštame skruostikaulių. Dabar smagioji dalis, tai yra akys. Imame juodą kaip pieštuką, gerai padrožtą, šį kartą aš naudoju Maybelline firmos ir tiesiog gausiai apibrėžime akis. Tvarkingai ar netvarkingai šiuo atveju tai nėra svarbu, kadangi vėliau mes jį išretušuosime. Imu nedidelį šepetėlį ir juodą šešėlį. Ir užtvirtinu juodą pieštuką.
imu didesnį ir pūkuotą šepetėlį ir skaidau kraštus, kad makiažas būtų panašesnis į dūminį. Taigi toliau kartojame tą patį, tai yra presuojame juodą šešėlį, skaidome su didesniu šepetėliu, iki kol pasiekime mums norimą efektą. Iš tikrųjų, kuo tamsesnis dūminis makiažas bus, tuo gale vaizdas bus geresnis. Iš tikrųjų, galime pasilengvinti savo darbą, tai yra panaudoti šviesų pieštuką ir apsibrėžti kontūrus, kurioje vietoje mes norėtume matyti tą eyelinerio piešinį. Na ir visam darbui atlikti aš naudoju gan seną ir padžiūvusi gelinį pravedimą, tai yra Inglot firmos 77 numeris ir naudoju kirstą šepetėlį. Tiesa, paskui šepetėlį šiek tiek pakeičiau ir pasiėmiau kitokį eyelinerio šepetėlį, kuris yra labiau plunksnos pavidalo. Ir iš tikrųjų dabar viskas priklauso tik nuo jūsų pačių ir nuo jūsų rankos. Tiesiog duokite fantaziją savo rankai, nes atkartoti viso šito braižo yra neįmanoma, kiekvienas gali pasidaryti skirtingai ir tai taip pat gerai atrodys. Lengvais potėpiais dėlioju eyelinerį ant akių, ant vokų ir aplink visą veidą, maždaug tokios formos, kaip nusibrėžėme trafaretą. Ir tiesiog tęsėme iki tol, kol mums atrodo, jog yra gana. Man norėjosi dar daugiau juodumo, aš pasiėmu tą patį juodą šešėlį, kurį naudojame prieš tai ir tiesiog patamsinu vokų. Na ir dar keli paskutiniai potėpiai. Blakstienoms ir šį kartą aš naudoju savo mylimiausią tušą iš Maybelline, tai yra Lash Sensational. Kadangi šis halloweeninis makiažas yra toks gan stilingas, dėl to naudoju dirbtinės blakstienas tam, kad atrodytų vaizdas dar įspūdingiau. Dar kartą padažau jas tušu. Na ir pagaliau eilė lūpdažiai. Naudoju gan tamsią raudoną spalvą, tai yra naujosios Maybelline matinės kolekcijos lūpų dažai numeris 975, tai yra tamsi vyninė raudona spalva. Raukšlytes ir kampučius naudoju lūpų dažų šepetėlį. Na ir tam, kad suteikčiau šiokio tokio dramatiškumo ir halloweeniškumo šiems lūpų dažams, tiesiog naudoju juodą akių pieštuką ir patamsinu kampučius ir šiek tiek kontūrą. Tam, kad lūpos
lūpoms suteikčiau labiau ombre efektą, naudoju tą patį šepetėlį ir šiek tiek išskaidau kraštelius. Dar keli pataisymai. Ir štai galutinis rezultatas. Labai ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi jums patiko tokio tipo video. Jeigu nuspręsite atkartoti šį kostiumą savo Halloweenui, būtinai užtaginkite mane Instagrame, naudodami tagą Makeup ant Dovilė, nes labai norėčiau pamatyti, kaip jums pasisekė. Ir smagaus Halloweeno!